Labas vakaras visiems. Šiandien prisijungusių du tik esam. Sveiki, mano vardas Alfonsas. Pristatau projektą Pagalba verslui. Ką aš siūlau? Pirma, galite paskelbti apie savo verslą, prekes ar paslaugas tiesiogiai video transliacijoje, kurios transliaciją mes tiesiogiai transliuojam per YouTube kanalą. Antras, mes jums galime nemokamai sukurti internetinę svetainę ar net elektroninę parduotuvę. Trečias, nemokamai talpinsime jūsų reklamą savo svetainėje ltbalsas.eu. Kodėl visą tai darome nemokamai? Aš tikiuosi, kad verslininkai gavę nemokamą pagalbą nepagailės vėliau paremti labdaros ir paramos fondo viešąją įstaigą Kultūros gurmanai, kurios duomenys taip pat galės rasti ltbalsas.eu svetainėje. Taigi šiandien turime pašnekovą poną Dainių ir prašom pristatyti savo įmonę. Sveiki. Labas. Esu Dainius, dirbu energijos taupymo servise pardavimų vadovu. Užsiemam elektros, automatikos, silpnųjų srovių instaliacijom, lauko ryšiai. Įmonė dirba 50 žmonių. 10 metų darbo stažo Lietuvoje įmonė. Iki 3 milijonų apyvartų. Ieškome naujų rinkų, išėjimo į užsienį. Lietuvoje dirbojat visoje Lietuvoje? Taip. Aišku, gerai, jūsų įmonės internetinė svetainė mes patalpinsime savo svetainėje. Daugiau ką nors nori dar durti dėl įmonės ar ne? Įmonė pakankamai stipri, dalyvauja tiek viešuosiuose konkursuose Lietuvoje, tiek business to business, pakankamai stabili, pastoviai auganti, inovatyvi. O ofisas randasi Vilniuj? Kaune. Kaune. Mūsų būstinė yra Kaune. Aišku. Tai ieškom rinkų į užsienį, norim išeiti, pasižiūrėti, pasidaryti, kas gero. Tas užsienis Latvija čia būtų? Kad ir Latvija, ne, tiesiog norim, sakykime, į vakarus, kad ir Latvija čia, žinot, nesvarbu, iš tikrųjų, tai priklauso nuo projektų ir panašiai. Mes darom projektus nuo 20 000 iki milijono, tai čia ar ten pusantro jokio skirtumo. Tai neturim kažkokios tai orientacinio, sakykime, į kokį objektą einam ar panašiai, tenais administracinis, tenais būtų gamykla ar viešasis kažkoks, tai tiesiog visi darbai susiję su silpnom ir elektra. Aišku. Tai tiek, žiūrim, ieškomės kontaktų, sakykime taip. Gerai, žodžiu, mūsų paslaugos yra tokios, mes galim surasti objektų, bet gal mes tada pakalbėkime apie tai netiesiogiame eteryje. Aš tada atjungiu YouTube ir mes pasikalbėsime atskirai. Gerai? Gerai.